Pataikiai? Ne. Įdomu, kur jis pasidėjo, ką? Turbūt jo čia nėra. Bet iki vakaro turim būtinai surasti. Ne, šiandien gerai. Klausyk, kur pinigai? Mašina. Šutink. Ir saugok. Gerai? Ir tą lavoną pridėk. Gerai. Ko tu cypiai pas mane įsaki, zaraza? Gražu. Važiuoji, miškai, o po to kres, op, trobelė. Padėt, pirkai? Ne. Čia štai kanu. Nu, matosi, jo. Gražu. Ką Hardas? Suderinau. Vat, aišku, bet va, nepiešim štukų. Kiek? Reikėjo dasiekt dar 20. Vat. O čia visi, prašau. Va, paduosi. Vat, Hardui. Ko tu jam pats neperdavėjai? Ne. Tu ką, tu gabrikai? Sėki dabar, žinai, teatralas. Jo, nori spektaklio, žinai, reveransų, nu ir gale aplodismentų. Jo. Nu, žinai, kaip tai, vat, reikės apsimest šlangų, supranti? Nu, kaip saksi, nu, žinai, mes gyvenime vapšė. O taip be reikalo, vaidinam. O po to, žinai, o čia, vat, prašau, 3-4 žodžiai. Всё, ir ką? Всё, karas baigtas, diplomatija, ne? Tipo, kiekvienas mužikas nori būti nugalėtoju. Nu jo, tip tavo, žinai, kiekvienas mužikas nori būti svarbu. Jo, svarbus. Tai va, reiškia taip, sutinki, ne, paduodi, nu, pervažiuoji per ausis ir всё, pradėm naują gyvenimą, ką tik. Kurį man surasti? Ką? Mužiką. Tai kaip, nu, ir surasi? Neturiu jo numerio. Okay. Tuoj, taip, klausiai. Tuoj, kopijuojam. Gabrikas įstatom. Ir siunčiam. Technologijos. Taip, nu ką, pradedam dirbt, ne? Gal jau turi ką nors pasiūlyt? Pirmiausia, reikia pabaigti su Hardu. Taip, teisingai, jo. Bet kai pabaigsi, iš karto man zvančikas, ne? Jo, nu всё. Ką? Jo. Ko čia taip ardusi? Baigėsi pinigai? Nori naujos temos? Nu, mašina tai atsinaujino. Radot? Pabėgo.
Iškrovė viską. Jo. Šitas neatsigavo? Ne. Okay. Ką? Reikia užkasti? O būsika sudeginta. Tai imat šitą lavoną, nešat į mašiną, kol mentą neatvarė. Imat, greičiau, davai, dirbam. A, davai. Mūsų. Trumpas daryk bagažą. Gera. Skambinu. Ką tu ten matai? Kur? Nu, žiūri ir žiūri į tą mišką. Nu, sakiau, kad man čia nejauku. Patinka miestas. Man ten kažkaip saugiau atrodo. Nepergyvenk. Tuoj viskas baigsis. Ieškosim naujų namų. O, kaip tik ant tų žodžių. Gabris. Taip. Šiandien negaliu, ne mieste esu, tingiu judėti kažkur. Rytoj. Rytoj bet kada galiu. Nori paduot pinigus. Negi viskas baigsis. Čia jau nuo tavęs priklauso. Tu čia viską pakeitai. Aš. Aš su tavim noriu gyventi. Ramiai. Didelės vestuvės kelsim. O kaip tu įsivaizduodavai savo vestuvės? Kaip įsivaizduodavau? Nežinau, neįsivaizduodavau. Fantazuodavai kažkaip vis tiek. Ne, O kodėl? nes vestuvės yra draugų ir šeimos šventė. Aš viena užaugau. Aš net gimtadienį nešvesdavau. Klausyk, šalta man truputį, einam į vidų, ką? Ginklą palikai. Išmokysi mane šaudyti? O tai ką, neišmokai? Sakygi, mokė kažkoks draugas. Nieko man nepasakoja apie jį. Ne, ten porą kartų nerimtai. Einam.
еще что. Короче, aš einu kast, jūs neatš. Tai ko nekasi? Palauk, Hebra. Man reikia nusiramint. Ne kiekvieną dieną lavonus kasu. Klausyk, jeigu plensas nubėgs į mentūrą, namuose mūsų laukia blava. Nusiramink. Kas patikės narkomanu? Hebra, jau ką, aš prisimsiu kaltę. Tu? Taip, manęs nesudins. Man reikia specialių sąlygų. Žinot ką, neras lavonų, niekas mūsų nesudins. Davai kasam. Kieta žemė. Tai papasakosi man apie tą savo draugą. Kad nėra ten ką pasakot. Kam tau? Nežinau, šiaip noriu daugiau apie tave sužinoti. Kas tarp jūsų buvo? Nieko. Tiesiog abu be tėvų augom ir viskas. O tai čia jis tave ir įtraukė į tą koksų istoriją visą? Ne. Aš pati. Draugė viena pervežė, pasidarė pinigų. Man tuo metu reikėjo ir viskas. Klausyk, aš pavargus esu. Galim gal kitam kartui atidėti tos klausimus. Gerai. Ir kažkaip dėl Benės neramu. Yra kažkoks gydymas, kad nepasikartotų tokie dalykai. Palaikys ant vaistų, be emocijų ir grįš į protą. Kam tavo draugui ginklas? Nu ir vėl tu. Gerai, viskas. Geriam kavą. Pyksti? Ne? Man kažkaip toks jausmas, kad tu kažką nuo manęs slepi. Kodėl? Nieko neslėpiu. Gali man pasakyti atvirai. Tu dabar laiminga? Taip. Ar tikrai? Tikrai. Einam prie ežero. Dabar? Taip, įsimaudysim. Tau tikrai kažkas yra. Nieko man nėra, viskas. Einam prie ežero. Rankšluosčius atnešiu.
Viniucha. Viniuszka. Tidin, Viniucha. Sveiki, adresatas šiuo metu yra nepasiekiamas. Prašom bandyti vėliau. Hardai. Dovi? Kaip tik norėjau tau skambinti. Seniai laukia? Ne, ką tik atvariau. O tai atsitiko kas? Nieko, aš tau tavo dalį atvežiau. Tai ryt būčiau privažiavęs. Tai ryte anksti, ryte mes su Igle į Palangą išvarom. Tai galvojau, gal dabar.